Jūsų mėgstamas Peugeot 3008. Peugeot 3008 GT-Line'as, gražus ratukai, juoda spalvelė, nebloga ganėtinai komplektacija. Taip kad jeigu domina toks, niekur nedinkite. Visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje. Žiūrėkite, pasidarykite, galbūt kažką išsirinksite. Na ir pasiekite mūsų socialinius tinklus, tam, kad kai įkeliam naujus variantus, juos pamatytumėt patys pirmi. O dabar Peugeot 3008, 2018 metų, 1,5 litro dizelinas. Mandros lempos, priekyje gale partronikai, galinio vaizdo kamera, distronikas, atstumo palaikymas, susidūrimo prevencija, GT-Line'as, kaip sakiau. Žiūrėkim į vidų. Vidus štai toks, pusiau odinis, tvarkingas, turi kylesą, turi aklojas zonas. Taip, čia viskas elektra, vairuotojo sėdynė tvarkinga, nesuplyšusi, niekur nieko. Kažkiek pasidėvėjęs porankiukas nuo alkūnės, bet tai visiškai normalu. Čia viskas taip pat gerai, klaidų jokių neturi, gyvi parametrai tvarkingi, juodos lubos, po kapotų sausa, gražu, jokių tepalų nuotėkių ar kažko kitko. Variklis dirba taip pat gerai, tvarkingai, kondicionierius veikia, turi navigaciją, mechaninę pavarų dėžę 6 bėgių. Dažnai užklausėt, ar turim kažką, dizelinį mechaną, benzininį mechaną. Tai va, prašom, turim. 2 rakteliai, sport režimas, važiavimo režimai, nuokalnės stabdis. Čia belaidis pakrovimas telefonui kaip pavyzdys, USB jungtis, multifunkcinis GT-Lan vairiukas. Viskas, kaip sakant, savo vietoj. Gerai skambanti muzika, linijų palaikymas, ženklų atpažinimas. Taip sakant, viskas realiai, ko reikia patogiam vairavimui, viskas yra. Šito Peugeot'o kaina 14 200 eurų. Domina toks variantas, skambinkit, rašykit, nurodytais kontaktais virš mano galvos, susisieksite, viską pasikalbėsim, susitarsim, važiuosit, pasibandysit, pasimatuosit, pasižiūrėsit, ir jeigu viskas tiks ir patiks, įsigysite štai tokį Peugeot'ą. Šiam kartui tiek, iki sekančio susitikimo.